Labas rytas. Ką prasideda 6 minimo diena. 7 diena iš viso, bet minimo 6 diena, tai dabar yra po 5:10. Einu praustis ir pradėsim minti į Anykščius. Tai žiūrėsiu, kaip seksis. Ir vakar visą dieną nesėdėjau ant dviratuko, tai žiūrėsiu, vaizdelis neblogas. Toksai, nerekomenduoju šitų krepšelių. Labai nepatogu uždėti, nusvyra, nelaiko labai gerai. Aišku, jeigu uždėsite, ne taip, kaip gal geriau moka uždėti, tai gal ir laiko. Nu va, išvažiavom biškį vėliau, negu tikėjausi. 6:30. Ko susikrapščiau, kol ką. Atrodo, buvo ištuštėjusios tašės, jau viską susidėliodavau. Gerai, fainai užsidarydavo, dabar nieks nebetelpa, nesuprantu. Taip kišu. Palapinė šlapia. Visą nuo rasos. Dviračio sėdynės šlapia. Oi, šiandien praneša labai daug laipsnių šilumos, bet dabar yra 13. Tai taip vėsoka. Tai šiandieną dar mano Gabija palydi mane iki Anykščių. Ten Anykščių šilelį. Kažką pamatysim, o toliau trauksim atgal, o aš jau viena vėl trauksiu link Molėtų. O dabar, kadangi abi esam labai alkanos, nieko nevalgiam dabar pusryčių, tai užsuksim į Circle K, kavytės ir sumuštinuko. Pavalgysim, pasistiprinsim ir mausim. Šimonių girios biosferos poligonas. Ai, ten kažkur. Poligoną.
Atvažiavome į Circle K, o aš kaip alkana užsimaniau, tai pasiėmiau dešrainį, pasiėmiau vrapą su vištiena, pasiėmiau didelę kavą. Tai dabar bandau valgyti viską, suvalgyti, kad ir paminsiu paskui pilnu pilvu. Avį irgi kramto. Pravažiavom 45 kilometrus, bet dar nepasiekėm Anykščių. Bet dar kokią 10 kilometrėlį ir pasieksim. Ir nežinau, kokia kaina. Bažnyčia gali. Mes važiuojam šitokį keliu. Labai kažkaip skauda skrandis. Negera. Užtai iš Circle K. Tikiuosi, kad viskas gerai. Važiuojam toliau.
Tai va, atvažiavom į Mitai kavinę. Surinkom 57 kilometrus ir laikas pailsėti. Man visą kelią yra labai negera. Tai aš bandžiau iš visų jėgų nenukristi. Bet viskas gerai, atvažiavom, dabar noriu savo firminį kolos su ledukais. Tai valgyti tai nežinau, ar noriu, bet atsigerti tai tikrai. Tai pabūsim čia ir paskui važiuosim iki Puntuko akmens ir Lajų tako. Jo, ir Lajų tako. Pabūsim ten ir aš tada lėksiu link Molėtų. Yra mokytojų alkoholis. Nu va, atėjau prie Lajų tako. Čia nusipirkau 5 eurai bilietukas. Čia nusileisiu. Tai dabar įėjimas prie Puntuko akmens, sakė, tai 200 metrų eiti nuo šito bokšto. Tai einam, pažiūrėsim kartu ir Puntuko akmenį. Ir praeisim Lajų taku. Nu va. Einam link Puntuko akmuo ir štai ir jas. Tai vat, Darius Angeriena. Įsiamžino. Buvau prie Puntuko akmens. Esu buvus labai seniai kažkada, tai bet nelabai prisimenu. Čia va visa informacija apie Puntuko akmenį. Nu, o mes dar einam link medžių Lajų tako. Kol einu į Lajų taką, nežinau, ar sakiau, kad Molėtuose buvau nebuvau užsibukinus, bet galvojau, kad Mindūnų kempinge rasiu vietą tikrai. Bet vietų nėra, tačiau prisiminiau, kad turiu draugų, kurie gyvena Molėtuose. Taip kad mane ten priims. Nereikės būtų bagiai. Žiūrėkit, inkilų ekspozicija. Pasižiūrim. Va, visokiems bukučiui, kukučiui, šikšnosparniai, be skylių. Gerai. Tai va, kaip ir sakiau, miegosiu Molėtuose pas draugę. Tai gerai turėti draugų visose Lietuvos miestuose, kurie pagelbėja. Lipam tais laiptais. Lyg mažai man to exercise'o būtų. Oh my goodness.
Va kokios musmerytės padarytos. Gerai. Kur mano bilietukas? Čia. Ardiena? Čia. Ką prasideda? Man atrodo, kad žiemą čia labai gražu turėtų būti. Kai tas aukštas irgi matosi. Šiaip aš aukščio bijau, bet kai taip aptverta, tai nebaisu. Na, čia galiu žiemą pamatyti gyvūnėlių. Ir vasarą galiu pamatyti, jeigu turi žiūronus. Kiek ten sakė, ar 500 metrų, ar 300 metrų apėjimas šito Lajų tako. Aukštai. Tai 6 apėjusi, va ten jau ir nusileidimas. Na, taip. 5 eurai praėjimas. Neblogai. Na, dar laiptais palipti ten reikės. Liftas neveikia. Nu, paškosim. Na, čia biškį tokia ta danga. Nu, mes. O, čia Šventosios upė. Mūsų gabytė guli savo. Nesimata. Nu, nežinau, 5 eurai už tokį praėjimą 5 minučių. Tie apžvalgos bokštai būna ir nemokami. Tai biznį varo. Kiekvienas miestelis turi savo. Turi užsidirbti kažkaip tai. Nu, pasirinkau kelią atgal, vėl per Anykščius vis tik. Dar gabytę palydėsim ir gaunasi 49 kilometrikai. Tai daminsiu. Dabar jau yra 63. Tai bus puikiai. Važiuojam. Jau 5. Visi, atsisveikinam. Ir skiriasi keliai, aš važiuoju ten, viena važiuoju ten. Viskas. Gerai. Čiau. Čiau. Žodžiu, vien po išsiskyrimo, vien įkalnės, truputis nuokalnės, vėl įkalnė. Įdomu. Čia toks visas kelias bus iki Molėtų toks, nes nežinau, ar aš atlaikysiu.
Tokį ekstremą. Žodžiu, 80 kilometrų šiandien jau padariau, dar liko 32. Kalnai, kalneliai, iš Anykščių link Molėtų. Davė pasirinkti, aišku, ten kelis kelius ir turbūt, aišku, pasirinkau patį geriausią. Net ta saulė tik nekaitintų. Žinot, kiek dabar rodo? 28. Net ant saulės turbūt daug daugiau. Kažkur esu. Gerai, puškuoju toliau. Žodžiu, čia nesimato, bet ten paskutinis vadinasi Bobutės kalnas. Aš jau matau, kad tai nieko gero nežada man. Vos neįdribau aš čia. Tokio siaurumo. Net neprolendu. Nu ir aišku, dar kalnas. Nu, Molėtuose pagaliau. Pagaliau. Važiuoju į centrą. Ten bus mano nakvynė. Ir pamatau centrą vėl kalnas. Va jo. Atėjau pavalgyt į bitės restoraną kažkokį tai. Ai, virtuvės bitės. Tai pavalgysiu ir eisiu ilsėtis. Nu va, pavalgiau visai skaniai. Viskas einu ilsėtis, nes labai baisingai šiandien irgi pavargau. Tikiuosi, vlogas bus geras. Nežinau, labai daug nefilmavau šiandieną, bet kalniukų, žodžiu, buvo. Kas yra važiavę iš Anykščių į Molėtus, tas supras ir žino, apie ką kalbu. Taip, kad jeigu norit save išbandyti, savo jėgą, savo ištvermę, galite rinkti šitą kelią, nuvažiuoti. O dabar einu ilsėtis ir iki kito karto, iki rytojaus.